Sveiki. Nu, va, turim namelio jau sienas paraštas aramoms. Tai mums šiek tiek oras maišo, bet jau prognozė liktai geresnė. Jau pradėsim rinkti ir betonuoti sąramas ir tada iškart galėsime montuoti surenkamą perdangą. Tai čia jinai dviejais etapais montuosis. Čia šita dalis. Tai įėjimo stogelis ir ten toliau po to yra terasa dar po stogu. Tai susimontuoja šita dalis, apsibetonuoja ir tada va šita namo dalis yra 2 aukštų. Tai dar atskirai po to dedasi šita dalis perdangos. Tai už šitos dalykus kaip praeisim, liks tada tik tai mūras ir jau stogo žiedai gelžbetoniai. Nu ir paskutiniu momentu jau suminėjęs, čia betonuosim, mes polius turim pasidarę. Čia betonuosim dar rostverkas stoginės ir kad mašina stovėtų po stogu. Tai šiaip viskas neblogai. Čia kelias vietas prasisprendėm. Dar laukiam atsakymo iš kliento dėl virtuvės palangės. Ar jinai stalviršio lygyje turi būti, ar biškelį aukščiau. Tai šitą jau čia tuoj gausim. Čia jau irgi sakiau, kad tą langą galimai padarysim ne nuo žemės, kad reljefas natūralus išliktų. Tai čia po to sužaisim su pamato šiltinimu. Tai čia kol kas tiek tų reikalų. Jau konkursuoja langininkus. Jau neužilgo bus galima paleidinėti langų užsakymą ir rudenį startuoti su fasado šiltinimu. Fasadas bus ventiliuojamas, kaltas medinė lentelė. Lentelė dar neišrinkta, bet turbūt pasirinkimas bus tarp termomedienos arba degintos. Projekte namas architektūriniai dalyje juodos spalvos, tai labiau viskas linksta į degintą lentelę. Gręžiniai jau yra padaryti, vandens ir geoterminis. Tai pasibaigus darbams susivesim visus įvadus. Ir jeigu žiema labai anksti neprasidės, tai spėsim užsidaryti ir nestoti su darbais viduje. Kol kas tiek.